Radviliškietis ūkininkas Dalius Čepaitis ankstesniais metais dalį pasigaminto kukurūzų siloso parduodavo kitiems, nes jam būdavo per daug. Šiemet jis kukurūzų sėjo mažiau, tačiau pašaro savo gyvuliams tikrai nepritruks. Lietuvoje kukurūzai pradėti auginti prieš 60 metų. Jaunieji ūkininkai nežino, tačiau jų tėvai gerai prisimena laikus, kai mokyklose buvo pasakojama apie kukurūzus ir jų sėja kvadratiniu lizdiniu būdu. Tada niekas neįsivaizdavo, kad iš hektaro kukurūzų galima pjauti 40 tonų žaliosios masės. Tuomet 10-15 tonų buvo labai gerai. Dabar nesėjame kukurūzų kvadratiniu lizdiniu būdu ir be 30-40 tonų iš hektaro žaliosios masės niekas kukurūzų neaugintų. Kukurūzų silosas yra vienas iš maistingiausių pašarų gyvuliams. Ūkininkas Dalius Čepaitis augina 40 hektarų kukurūzų ir visi pasėliai štai tokie gražūs kaip šis. Kągi ūkininkas daro, kokias technologijas taiko, kad jam pavyksta užauginti tiek daug žaliosios kukurūzų masės? Radviliškio rajono ūkininkas Dalius Čepaitis laiko melžiamas karves, todėl jo pasėlių struktūroje kukurūzai yra labai svarbus. Darom silosą. O grūdams neauginate? Ne, neturim. Vėl technikos reikia prie kombaino skabituvai, kad būtų. Darom silosą. Tai iš tų 40 hektarų kiek siloso ketinate padaryti? Gerokai virš 2000 tonų. Tai gyvuliai bus sotus ir laimingi? Jo, sotus ir laimingi iš tikrųjų. Gal dar ir kokį kaimyną sušelpsiu. Šiemet ir Latvijai pirko, ir dar bendrovė viena iš taip pat pirko, pritrūko pašarų. 100 melžiamų karvių pašaro reikia daug ir maistingo, tad kukurūzų ūkyje kasmet buvo sėjama per 50 hektarų. Šiemet Dalius Čepaitis jų pasėjo 10 hektarų mažiau, tačiau kukurūzai užaugo tokie, kad turimai galvijų bandai tikrai užteks, o gal dar ir kaimynams liks. Žiūrint dar kokybę pačio kukurūzo, nes kam ko reikia, bet iš tikrųjų šią atveju matot 2 pilnas burbuolės ir daugelis kukurūzų būtent po 2 burbuolės. Tai yra jau labai gerai. Jo labiau, kad aš 1,90 m, tai skaitykit kukurūzo aukštis iki 3 metrų. Praeitais metais kiek čia maždaug iš to lauko? Apie 60 tonų sakė, nebuvo? Sunkiai važiavo. Apie 60 tonų žalios masės. Jau turint tokį kukurūzą, jau tikrai reikia galvoti, kad karvės žiemą nebadaus. Kukurūzai gerai auga, kai nusistovi šilti ir drėgni orai. Ši vasara tokia ir buvo. Čepaičių ūkyje jiems parenkamos tinkamos dirvos, lengvas priemolis, todėl ir derlius kasmet būna geras. Šiemet jis ko gero bus rekordinis. Kukurūzai viena iš nereikliausių priežiūrai žemės ūkio kultūrų. Tad kur ūkininko Daliaus Čepaičio paslaptis, kad užaugo tikras kukurūzų miškas? Daugiametė patirtis yra, tai pirmiausia tręšimas, veislė ir po to dar papildomi tręšimai. Šiam konkrečiam lauke tai priešselis buvo kukurūzai, antri metai čia kukurūzai, nes toj vietoj darom vis labirintą. Tokia vieta yra atskirta biški, strategiškai parengta, kad būtų patogiau lankytojam. Tręšiam fosforų ir kaliu prieš sėją. 70-90 kažkur tokia norma ir sėjant beriam lokaliai karbamidą 300 kg. Ir viskas. Po to herbicidas geras, maisteris konkrečiam čia buvo naudotas ir po to papildomas tręšimas mikroelementais, tai konkrečiai boras, teresorbas, cinkas. O kokiu laiku tręšite papildomą tręšimą? Papildomą tręšimą darom, kukurūzai būna kažkur iki metro. Priežiūra tikrai daug laiko nereikalauja, tik tai 2 purškimai ir viskas. Kukurūzai mėgsta tokią žemę, čia tokia lengvesnė prie durpės, o balas 48 šiam lauke. Ginam virš 40 hektarų šiek tiek. Pernai buvo šiek tiek daugiau, dabar kukurūzo per daug, nes užauga iš tikrųjų gerai. Ir iš tikrųjų gamta palanki ir drėgmės, ir šilumos, šalnos nepakando ir pernai, ir šiemet. Kukurūzai vieni iš rentabiliausių pašarinių augalų. Lietuvoje jų biomasės derlius siekia 10-15 tonų iš hektaro sausųjų medžiagų. Tai 2-3 kartus daugiau negu javų. Dėl didelio derlingumo kukurūzų savikaina taip pat kelis kart mažesnė.
Net ir Radviliškio rajone važinėdami, pamatytumėt kukurūzų, kurie mažiukai, negražus. Auginti kukurūzą irgi reikia mokėti. Nes tikrai ne kiekvienas tokį užaugina, dalius, Čepaičių ūkis tai gali. Ir dėl to čia smagu ir darbuotis, ir kukurūzą tokį turint. Nes Latvijoje konsultuojam ūkininkus, net bioenergetikus ir klausiu, kiek jūs užauginat tonų. 35-40 žalios masės. Plakit, sakau. Lietuvoje nesunkiai jau mes 50-60 tonų. Jiems kažkas nerealus. Na, sakau, atvažiuosim, padėsim ir dabar tikrai yra ūkių net į Latvijoje, kur kustodijos konsultantai konsultuoja ir jie žavisi, jie sako, nesupranta, čia neaugdavo. Auga, iš tikrųjų auga. Kukurūzų siloso energetinio vieneto savikaina yra maždaug 3/3 mažesnė negu šienainio ir beveik 2 kartus nei vasarinių miežių. Todėl ūkininkams verta pasidomėti kukurūzų auginimo technologiją ir gyvulių šerti maistingų bei pigių pašarų. Iš šio kukurūzų lauko ūkininkų nauda ne tik pašaras gyvuliams. Čia savo verslo idėją įgyvendina ir ūkininkų vaikai. Bet apie tai papasakosime kitame reportaže.